Norime priminti, kad skubėti niekur nereikia, viską atlikite dėmesingai, prireikus bet kada galite paspausti pauzę ir atlikus veiksmą pratęsti šį video. Šiame video susikursime Neteller mokėjimų sistemą, kuri yra labai panaši kaip PayPal. Ir mes ją naudosime pavedimams, pervedimams į keitiklas ir į Helix Money. Kad prisiregistruoti Neteller, reikėtų pradėti nuo nemokamos paskyros susikūrimo. Pavyzdžiui, spauskime čia, Join Free, žalią mygtuką. Tiesiog reikia užpildyti reikiamus laukus. Savo elektroninį paštą. Čia susigalvokite slaptažodį. Tiesiog slaptažodis turėtų būti mažiausiai iš 8 simbolių ir vienas iš tų simbolių turėtų būtinai būti skaičius ir didžioji raidė. Kitaip slaptažodžio nepriims ir nepatvirtins. Minimum 8 simboliai, vienas iš jų turi būti bent vienas skaičius ir bent viena didžioji raidė. Kada jau susigalvojate slaptažodį, šiame langelėje pakartokite susigalvotą slaptažodį. Čia matote keturis žalius langelius, tai reiškia, kad slaptažodis yra tinkamas ir pakankamai stiprus ir atitinka Neteller reikalavimus. Toliau reikėtų pasirinkti, kokią valiutą norite, kad būtų jūsų paskyra. Reikia gerai pasverti visus už ir prieš, nes šito dalyko nebus galima pakeisti susikūrus paskyrą. Tai jeigu, tarkim, pasirinksite eurus, tai visam laikui ir bus eurai. Jeigu pasirinksite dolerius, visam laikui ir bus doleriai. Rinktis valiutą reikėtų tokią, kurią naudosite dažniausiai ir daugiausiai. Kokia valiuta dažniausiai darysit pavedimus. Ar tai į Helix Money, ar kažkur kitur. Ir taip toliau. Šiuo atveju mes pasirinksim dolerius. Kadangi planuojame su šita paskyra naudoti operacijų susijusių daugiausia su doleriais. Toliau suvedate savo duomenis, tai yra vardą. Šitame langelėje suvedate savo pavardę. Gimimo datą, metus, mėnuo, ir dieną. Pasirenkite, ar jūs esate vyras ar moteris. Toliau įvedate savo gatvę, adresą, gatvės pavadinimą ir namo, arba jeigu yra ir buto numerį. Šitame langelį nieko vesti nereikia, nebent turite antrinį adresą kažkokį, bet jis yra pasirinktinai ir tikrai nebūtinai jo užpildyti. Adresą reikėtų vesti tą būtent, kurio yra registruota jūsų kortelė, bankinė kortelė. Ne? Toliau renkate šalį. Šiuo metu sistema atpažino, kad mes esame Lietuvoje, tai Lietuvą ir paliekam. Jeigu tai yra jūsų kažkokia kitokia šalis ir sistema automatiškai neatpažino, tai jums reikėtų susirasti kokią šalis ir pasirinkti savo šalį. Toliau reikėtų šitame langelėje pasirinkti regioną. Mes renkamės Klaipėdos apskritis. Renkamės miestą. Šiame langelėje įveskite pašto kodą. Čia įvesime telefono numerį. Pradžioje tarptautinis kodas 370. Jeigu lietuviškas, jeigu ne, tai vedate kitą tarptautinį kodą. Toliau dar kartelį viską pasitikrinkite, ar teisingai suvedėte.
Tai yra, ar teisingas jūsų elektroninis paštas, ar teisingai pasirinkote valiutą, vardą, pavardę, gimimo datą, ar teisingai suvestas adresas, pašto kodas, telefono numeris. Tiesa, atsiprašau, čia tarptautinio kodo nereikia, nes tarptautinis kodas yra jau šičia. Tai jums lieka tik tai suvesti telefono numerį su operatoriaus kodu. Ir viską pasitikrinus, spausti žalią mygtuką Join Now. Toliau. Jūs čia mus informuoja, kad į mūsų elektroninį paštą yra išsiųstas patvirtinantis elektroninis laiškas, patvirtinantis su sėkminga netelė registracija. Čia matote, kad yra priskirtas jums ID numeris. Šitą numerį būtinai reikėtų išsisaugoti, ar tai kažkur tai užsirašyti ir jo nepamiršti. Darant pavedimus, sistema jo paprašys pavedimų patvirtinimą. Čia tas pats maždaug kaip PIN kodas jūsų kortelės ar kažkas tai panašaus. Tai va, šitas kodas yra būtinas. Toliau, kada jau įsisaugote ar tai užsirašyti šitą numeriuką, galite pasidaryti ekrano nuotrauką ar dar kažką tai, ar tiesiog jį užsirašyti kažko tai įsisaugoti. Kada jau išsisaugojate šitą numeriuką, spaudžiam Deposit Now. Toliau, jeigu jūsų planuojate persiųsti pinigų sumą neviršinčią $350, tai jums nėra būtina iš karto verifikuoti savo paskyrą ir identifikuoti savo asmenybę, patvirtinti savo asmenybę ir taip toliau. Bet vis tiek patarčiau tai padaryti, nes mažėja komisiniai ir pavedimai greičiau vyksta ir taip toliau. Kad taip padaryti, pradžiai reikėtų spausti Account. Ir spauskim Verifying your account. On Deposit Funds. Ir pasirinkite savo kortelę. Tai yra kokia yra jūsų kortelė mokėjimo, ne? Ar tai yra Visa, ar tai yra Mastercard, ar tai Mastercard Debit Card, ne? Mes rinksimės Visa. Kadangi, kaip matote, kaip ir sakiau, jeigu yra neverifikuota kortelė ir neidentifikuota jūsų asmenybė, tai pavedimas gali būti nuo 5 iki $350 dienos limitas. Ne? Tai vat mes pabandysim dabar, atliksim bandomąjį mokėjimą $5 ir sistema automatiškai dar nuskaičiuos $3 berods už verifikaciją. Ten bus papildomas kodas. Nu viską pamatysit to. Taip, vedamės $5, kadangi minimalus yra $5. Toliau vedame savo kortelės numerį. Tai yra 16 skaičių kodą, kuris yra priekinis jūsų kortelės numerio. Čia pasirinkite, kokia valiuta yra jūsų kortelė. Mūsų būtent kortelė, kur numeris suvedėte, ne? Mūsų yra eurai. Toliau renkatės iki kada galioja jūsų kortelė, tai yra mėnuo ir metai. Ir čia vedate savo saugos kodą. Tai yra CSV kodą, kuris yra kitoje jūsų kortelės pusėje. Saugos kodas, 3 skaičių saugos kodas. Ir spaudžiame Continue. Kaip matome, bus nuskaičiuotas 10 centų mokestis. Pasižiūrime, ar viskas yra teisingai. Kortelės numeris, pasitiksime viską. Ir spaudžiame Confirm. Okay, kaip matote, iššoko papildomas lankelis ir kadangi mūsų kortelė yra Visa, tai mums į telefoną atėjo patvirtinimo saugos kodas, ne, SMS-u papildomas kodas. Jeigu jūs naudojatės Visa, tai jums irgi taip pačiai turėtų ateiti papildomas saugos atpažinimo kodas į jūsų telefono numerį SMS-u. Mes dabar šitą kodą ir suvesime.
Suvedus saugos kodą, spaudžiame patvirtinti. Matome, kad mūsų apmokėjimas yra patvirtintas ir kad šiandien dar galima atlikti iki $345 daugiau mokėjimų. Čia spaudžiame Validate Card, čia bus kortelės patvirtinimas. Čia siūlo padidinti kortelės limitus, ne? Ir padidinti saugumą. Tai mes ir pasitvirtinsime kortelę, kad pasikelti limitus, kad limitai būtų didesni ir mes galėtume persivesti daugiau negu $350 per dieną. Kad pasitvirtinti kortelę, spaudžiame Continue. Taip, kaip matome, mums nuo kortelės bus nuskaičiuota 3 eurai suma. Šį čia. Ir turi būti išrašas, kad šiandieną atėjo, žodžiu, reikėtų prisijungti prie savo elektroninės bankininkystės, jeigu tokios neturi, tada reikėtų skambinti į savo banką ir teirautis pavedimo būtent tą dieną, kada jūs tą padarėte. Šiuo atveju tai yra 2016 metų 1 mėnesio 9 diena ir pavedimo 3 eurų suma. Čia matosi, kiek šiuo atveju nuskaičiuos. Teisingiau jau nuskaičiavo. Ir reikia ieškoti mokėjimo savo banke, būtent tokio užrašo Neteller ir 4 skaičių. Tai mums reikia šitų 4 skaičių, kad patvirtinti, kurios suvesime čia. Dabar prisijungsime prie savo banko ir susirasime pavedimą, tai yra nuskaičiavimą, kad 3 eurų suma. Ir mums reikalingas, čia parodyta, 4 skaičių kodas. Taip, tai dabar, jeigu nesate prisijungę prie savo banko, paspauskite šią video pauzę, prisijungite prie savo elektroninės bankininkystės, prie savo banko ir pratęskite šią video peržiūrą. Taip, kadangi mes jau esame prisijungę prie savo banko, tai tiesiog nueiname į savo banką ir matome, kad mes padarėme $5 pavedimą, šiuo atveju eurais yra 486 ir yra būtent 3 eurų nuskaičiavimas, ne? Ir vat matote 4 skaičiai, Neteller užrašas ir 4 skaičiukai, kurių mums reikia. Dar sykį parodysiu. Kaip matote, vat yra Neteller užrašas ir pirmi 4 skaičiukai. Ne? Einame į savo banką, susirandam mokėjimą, 3 eurai, va. Rezervuota, Neteller ir šitie pirmi skaičiukai. Kiekvieno atveju jie bus kitokie. Mano atveju yra šitokie, jūsų atveju bus kitokie. Ne? Spaudžiame copy ir tik tais tos pirmus 4 skaičius. Grįžtame atgal į Neteller. Jeigu iš karto netėjo jums tas apmokėjimas, taip toliau nepergyvenkit. Tai galite atsijungti, atgrįžti vėliau. Jeigu viskas pavyko iš pirmo karto, tai šitą skaičiuką įdedam į šitą langelį, klijuojam ir spaudžiam Validate Now. Čia visa procedūra labai panaši, kas naudojatės PayPal, kas jau darėte registraciją PayPal, tai viskas labai panašu. Kaip matote, rašo, kad mūsų Visa debitinė kortelė buvo verifikuota, pati kortelė. Taip, ir mūsų limitai yra dabar padidėję per vieną kartą, mes galim pervesti, tai bus čia 500, kadangi mes 5 jau padarėm, tai dar šiandieną galima padaryti $495. Taip, toliau uždarom šitą langelį. Ir kaip matote, mūsų limitas yra $8.15. Toliau. Dabar reikėtų verifikuotis asmenybę savo. Kad dar pasididinti limitus, einam į account. Verifying your account. Toliau einam Create Security Questions. Tai būtų reikės susikurti saugos klausimus. Pasirenkate šitame langelėje, pasirenkate saugos klausimą. Aš pasirinksiu šitą, koks buvo mano pirmo gyvūno vardas.
čia pasirašote atsakymą. Pasirinkite tokius atsakymus ir tokius klausimus, į kuriuos tikrai žinosite atsakymus. Ir kuriuos tikrai prisiminsite atsakymus. Reikalo esant, jeigu užsiblokuotų kažkas ar taip toliau ir taip toliau. Klausimus iš viso reikia atsakyti 3. 3 pasirinkti klausimus, 3 atsakymus. Jie turi būti skirtingi. Pasirinksiu klausimą, kokia yra mano mamos mergautinė pavardė. Ir reikia pasirinkti dar vieną klausimą saugos. Pasirinksiu, kokia buvo mano mokyklos mėgstamiausia mokytoja. Pasirinkus visus 3 klausimus ir surašius visus 3 atsakymus, spaudžiame šitą žalią mygtuką, kur išsaugosime šitos klausimus. Save questions. Čia siūlo dar papildomai padidinti saugumą, bet čia vėlgi yra jūsų klausimai ir atsakymai, kurios reikėtų arba užsirašyti kažkur tai, arba jūs žinote tikrai, kad jūs atsiminsit, tada tiesiog atsiminkit. Taip pat ir visada užsirašyti. Ir čia spaudžiam no thank you, nes čia dar bus papildomai visokių papildomų apsaugos klausimų ir taip toliau, kurie tikrai yra nebebūtini jau. Spaudžiam no thank you, šitą mėlyną užrašą, nedėkui. Ir toliau einam ir renkamės 3 žingsnį, submit identity verification documents. Tai mums reikės dokumento. Taip, su savim reikėtų turėti arba vairuotojo pažymėjimą, arba jūsų ID kortelę, arba pasą. Vieną iš tų 3. Mes naudosime, nesvarbu, tą, kurį turite po ranka iš tikrųjų. Ar tai yra jūsų vairuotojo pažymėjimas, ar ID, ar pasas. Mes naudosime pasą. Toliau reikia suvesti savo dokumento numerį, tą, kurį naudojate. Ne asmens kodą, o pačio dokumento numerį. Toliau, iki kada jūsų dokumentas galioja. Metai, paskiau einam mėnuo ir diena. Čia nieko nespaudžiate. Šitą reikėtų spausti tik tai savo tuo atveju, jeigu ant jūsų dokumento nėra galiojimo datos limito. Prasme, jeigu jūsų dokumentas galioja amžinai. Nors tikrai žinau, kad mūsų lietuviškas dokumentas tokį nerasi. Taip kad šitą paliekat nepaspausti. Čia viską suvedus ir pasitikslinus, spaudžiame continue. Taip reikėtų toliau pasiruošti savo dokumentą, nes įsijungs jūsų kompiuterio kamerą ir prie kurios reikės pridėti jūsų dokumentą, paskiau ir savo veidą. To viską pamatysit procese. Kaip matote, bus dabar web kameros verifikacija. Taip kad reikėtų pasiruošti į ranką savo asmens dokumentą, kuris naudojate, ir paspausti mygtuką continue. Spaudžiame start verification. Čia vėlgi pasirinkate, katrą dokumentą naudosite ir kurios šalies. Tai Lietuva, mus atitinka viskas. Mes rinksime pasą, bet jeigu pas jūsų yra tapatybės kortelė arba vairuotojo pažymėjimas, tai pasirinkant būtent šitą dokumentą. Kaip siūlyčiau rinktis dokumentą nuo pat pradžių tas, kuris yra geriausios kokybės. Vairuotojo pažymėjimas dažniausiai būna labiausiai sunešiotas ir būna sunkiai ir kartais reikia paskui ten iš 5 sykių viską patvirtinti iš naujo. Taip, mes naudosim pasą. Jeigu turite kokybišką nuotrauką, jūs galite įkelti savo paso kokybišką nuotrauką ar tai kito dokumento, kurį pasirinkote. Galite įkelti į sistemą arba galite naudoti web kamerą, ką ir patarčiau daryti, ir verifikuotis viską tikruoju laiku. Taip, tai mes spausim use webcam to scan document, tai yra skanuosime dokumentą. Čia spaudžiame allow, šitą žalią tarptelę. Dabar jungiasi sistema prie mūsų kameros. Matote, čia dar išmetė langelį ir rodo, ką reikėtų padaryti, kad leisti naudotis kamerą. Šičia allow. Taip, kamera įsijungia. Ir matote, aš laikau rankoje dokumentą. Jį reikėtų pritraukti kuo arčiau, kad matytųsi kuo mažiau šešėlių. Ir kad aiškiai ir aiškiai matytųsi visi užrašai.
yra nuotrauka ir kada jau nėra jokių šešėlių ir matot, kad viskas tikrai aiškiai matosi. Pabandykite įvairius variantus pakrypalioti, kad kuo aiškiau viskas matytųsi, kada viskas yra toje vietoje, kur jūs norit, kad būtų. Spaudžiat šitą žalią mygtuką Take Snapshot. Taip. Ir toliau spaudžiam, matot, kas gavosi nuotrauką. Ir toliau spaudžiam Confirm to continue with next step. Einam prie kito žingsnio. Ir dabar reikės nusipaveiksluoti save. Vėlgi reikėtų tai padaryti, kad jūs matytumėte šitoje nuotraukoje ir labai gerai, aiškiai, kad esat patenkinti vaizdu, paspaudžiam Take a Snapshot. Matote kokią nuotrauką ir spaudžiate šį čia Finish and Start Verification. Viskas. Dabar matote, kaip viskas verifikuojasi. Ir viskas įvyko labai greitai iš tikrųjų ir čia rašo, kad dokumentai yra gauti ir vyksta verifikacijos procesas. Ir kad mes gausime elektroninį laišką, kada viskas bus verifikuota. Taip, laišką jūs gausite savo elektroninį paštą. Kaip matote, mes vieną laišką jau esam gavę. Pirmas tai yra pasveikinimas atvykus į Neteller sistemą ir kad buvo sėkmingai užsiregistruota. Antras laiškas yra, kad mes sėkmingai pervedėm į savo sąskaitą pinigų testavimą. Ir dabar reikėtų sulaukti, bet jau ir gavom, elektroninį laišką, kad sistema yra gavusi pasą ir kad dokumentas bus tikrinamas ir vėlgi bus išsiųstas elektroninis paštas ar identifikacija buvo praeita ir ar bus patvirtinta. Jeigu ne, tai reikės procesą pakartoti ir atsiųsti kitą dokumentą ir taip toliau. Bet mes kaip visada pasiruošę mūsų grupėje padėti ir atsakyti jums iškilusius klausimus, jeigu kažkas tai nepavyktų. Tai šiuo atveju dabar reikėtų laukti verifikacijos. Ir kaip matote, kadangi mes padarėme viską teisingai, tai jau gavome patvirtinimą, dar vieną elektroninį laišką, kad your account is now verified, kad mūsų paskyra jau yra verifikuota ir mūsų limitai yra pakelti. Taip, grįžtame atgal į Neteller. Jeigu paspausime account, matome, kad čia dabar atsirado užrašas verified. Ir dabar jeigu norėtumėm įsinešti pinigų, mes renkamės, matote, jau kortelė yra pririšta, būtent tą kortelę ir pasirenkam. Taip, toliau pasirinkam kortelę. Ir kaip matote, mūsų limitai jau yra 2000, nuo 5 iki 2500 dolerių per dieną. Mes galim padaryti tiek pavedimų kiekvieną dieną, ne? Vietoj 400. Pradžioj buvo 350, verifikavom kortelę, padidėjo iki 500 ir paskiau verifikavom tapatybę ir mūsų limitas padidėjo iki 2500. Tai va, tai tokia yra verifikacijos procedūra. Kaip matote, jeigu jūsų viskas yra taip, kaip reikėjo padaryti, jūsų paskyra bus verifikuota labai greitai, iš tikrųjų, vienu prisėdimu viskas yra padaroma. Tai tiek būtų šiame video ir dabar galite išjungti šį video ir eiti prie sekančio žingsnio. Neužmirškite prisijungti prie mūsų Facebook grupės, kur mes visada pasiruošę jums patarti ir padėti visais jums iškilusiais klausimais. Iki greito malonaus.